Pristatome 5 geriausius Lietuvos krepšininkus. Tai žaidėjai, kurie aikštelėje paliko daugiau nei taškus. Jie paliko save ir akimirkas, kurios sustabdė laiką. Pergalės gimusios iš charakterio. Ir tylą prieš metimą. 5 vieta. Jonas Mačiulis. Žaidėjas, kurio širdis aikštelėje plakė garsiau nei sirgalių tribūnos, o energija, atsidavimas ir kovingumas tapo pavyzdžiu ne vienai kartai. Lietuvos rinktinėje jis paliko ryškų pėdsaką. Kovotojo, lyderio ir patrioto, kurio vardas siejamas su kova, garbe ir meile Lietuvos krepšiniui. 4 vieta. Mantas Kalnietis. Komandos dirigentas jungiantis žaidėjus į vieną ritmą. Perdavimai, greitos atakos ir šaltas protas lemiamomis akimirkomis vedė Lietuvos rinktinę į pergales. Rūbinėje skambantis balsas, patirtis, pasitikėjimas savimi, tai kas laikė komandą kartu net sunkiausiomis akimirkomis. 3 vieta. Linas Kleiza. Žaidėjas, kurio pasitikėjimas savimi ir puolimo talentas galėjo pakeisti rungtynių eigą per kelias akimirkas. Taiklūs metimai, kova po krepšiu ir gebėjimas pelnyti taškus sudėtingiausiose situacijose nekartą vedė Lietuvos rinktinę į didžiausius laimėjimus. 2 vieta. Jonas Valančiūnas. Per daugelį metų jis tapo vienu ryškiausių Lietuvos rinktinės pavyzdžių, kaip atstovauti savo šaliai, su pagarba, atsidavimu ir meile krepšiniui. Kapitonas, kuris neslepia emocijų, bet išlieka tvirtas, kai to reikia labiausiai. 1 vieta. Tai tu. Pažvelk į save. Esi unikalus, išskirtinis, esi daugiau nei galvoji. Tu pasirinkai stengtis, kovoti, keltis ir eiti toliau. Pasirinkai sunkesnį kelią. Tai tavo stiprybė. Tu Lietuvos pasididžiavimas ir garbė. Ir tai tik pradžia.